Nu kągi, šnekant apie falinę stadiją, aišku, mes neišvengsim šnekėjimo apie pirmiausia apie garsų Edipo kompleksą ir ar elektros kompleksą, nes tai tarsi atrodo tapatu, bet va dabar pasiaiškinsim, ar tai yra tapatu. Nes čia va du paveikslai yra ne iš antikos laikų, vienam yra Edipas žudantis savo tėvą Lajų, o kitame yra Elektra žudanti savo motiną. Bet ar tai yra tiesa, mes paskui pasišnekėsim ir apskritai apie mitus, bet čia atskiroje dalyje turbūt dar nešnekėjom, kiek tai tapatu, kiek ne, kiek tas pats, tai svarbus dalykai mano įsivaizdavimui. Tai ir taigi, pirmiausia, aišku, pradėsim standartiškai nuo Edipo komplekso. Kas tai yra Edipo kompleksas? Ir va čia matot paveikslėlį Edipą kalbantį su Sfinksu. Vienu svarbiausių turbūt irgi momentų tokių, paskui mes pamatysim kodėl. Tai aišku, man kas įdomu, pavyzdžiui, skirtingai ne kitus herojus, dažniausiai Graikijoje, antikoje Edipas buvo vaizduojamas be ginklų. Jisai tarsi labiau ne karys toksai, o kažkas kito, tokio bandantis sužinoti kažką, ne herojiški ten kažkokį tokį poelgį. Tai skirtingai šiek tiek. Ir čia Edipas visame tokiam gražume, bet patologinėme gražume, kaip matot. Ir nežinau, ar tai būtų net virkščiai, kad Edipas vedasi mamą, tai klausimas. Bet taigi, čia nuotrauka Freudas su mama. Kaip matot, ir Freudo mama, puošni dama, pats Edipas dar jaunas, tiksliau ne Edipas, o Freudas pats dar irgi jaunas, čia dar, man atrodo, gimnazistas šitoje nuotraukoje. Tai Freudo Edipo komplekso teorinio tokio vystymosi šiek tiek chronologijos pasižiūrėkime. Pirmoji stadija tai 1897, 1909 ir Edipo kompleksą Freudas atrado kaip tik 97 metais ir atlikdamas savianalizę. Tuo metu jis įsitikino, kad jo santykis su motina turėjo tokį erotinį atspalvį. Ir sykiu jis jautė pavydų priešiškumą tėvui, nors sąmonės lygmenį reiškia jam labai tokią sūnišką meilę. Ir tai atsitiko būtent po tėvo mirties 96 metais. Tai matot, Edipo svajonės įsigyvendinimas. Ir pasižiūrėjus Sofoklio kaip tik tuo metu pastatytą pirmą kartą, man atrodo, spektaklį Edipus Rex, Edipas karalius. Tada Freudas ir pradėjo savo praktikoje naudoti terminą Edipas. 97 laiške Freudas rašė: aš atradau savyje pastovią meilę savo motinai ir pavydą tėvui. Dabar aš supratau, kad tai universalus įvykis ankstyvoje vaikystėje. Antroji stadija, 9-14 metai, eina pasiūlymas, kad edipinis troškimas yra visų neurozių branduolinis kompleksas. Edipo kompleksas kaip tik tada pirmą kartą paminėtas 10 metais. Trečioji stadija, 14-18, kaip tik karas. Pirmasis pasaulinis karas. Ir Freudas šneka apie tėvišką ir motinišką incestą, kartu, man atrodo, ten prasideda integravimas ir agresijos varos į visą tai, irgi šiek tiek suvokimas, kad yra dvi varos. Ketvirtoji stadija, tai 19-26, išbaigė jisai savo Edipo komplekso supratimą ir jo vėlesniuose darbuose išryškėja identifikacijos ir biseksualumo konceptai. Penktoji stadija, 26-31, pritaiko edipinę teoriją religijos ir papročių supratimui ir pabaiga 31-38. Čia jau ir Jungo turbūt skirimas su Jungu irgi turėjo įtakos. Jisai atranda ir aprašo moterišką požiūrį į Edipą, negatyvaus Edipo kompleksą ir vėliau priima ir įveda irgi, kad ima šnekėti apie elektros kompleksą irgi. Tai kaip matot, ne iš karto pas Freudą atsirado elektra. Buvo daugiau Edipas. Ir savo hipotezę apie šį vaiko psichoseksualinio vystymosi etapą iliustruoti, kaip tik Freudas ir pasirinko mitus. Pirmiausia, mitą apie Edipą, kuris, jeigu tai paėmus labai jau populiariai, kas yra tik populiariai, tai nežinodamas nužudė savo tėvą ir vedė savo motiną, susilaukdamas su ja vaikų. Ir Elektrą, mitą apie Elektrą, kuriai teko panašus likimas, mylėti savo tėvą ir nužudyti motiną. Kaip realistiškiau tenai pamatysim toliau, nes mano įsivaizdavimu elektros mitas yra daug sudėtingesnis negu Edipo. Edipo labai tiesiogiškas toksai, kaip ten su Elektra ir su moterimis turbūt yra daug sudėtingiau, net iki dabar gal klausimas, ar yra atsakyta pilnai.
Dabar dar vienas dalykas – Edipus ar Adipais. Ir Robertas Greivas ir kiti teigia, kad pirminėme mite Edipas buvo vadinamas Edipais, tai yra ištvinusios jūros vaikas, išmestas iš jūros vaikas. Taip pavadintas dėl to, kad juo bandė atsikratyti pirminėme mite tėvai, įdėdami į krepšį ir įmesdami į jūrą. Kažkur girdėta, ar ne? Taigi, mitas apie vaiko išmetimą į jūrą ar upę yra žiauriai paplitęs per visas tautas. Tai ir mitai apie Persėjų, Telepusą, Dionizą, Romulą ir Remusą bei patį Mozę, labiausiai žinomas mums mitas iš tikrųjų. Bet einant šimtmečiams Edipais virto į Edipusą ištinusios kojos. Kodėl? Pirmas dalykas, kad tai pasikeitė dėl istorijos susijusios pačiai su vaikų palikimu Graikijoje ant Cicherono kalno, nes tai buvo įprasta Graikijoje tai pasikratyti vaikų, paliekant juos ant kalno pakalnėje, kad juos surytų turbūt vilkai, kad mirtų. O kulkšnų perdurimas, čia galbūt jau dar papildomas elementas pabrėžti to mito dramatiškumą. Bent jau kai kurie autoriai tai teigia. Ir jeigu taip žiūrint apie Edipą, tai Edipas padarė viską, ko jis stengiasi išvengti. Pirma, nužudė savo tėvą, vedė savo motiną ir turėjo su juo seksualinius santykius. Kas mažiau šnekama, prakeikė savo sūnus, nužudyti vienas kitą. Nežinau, kodėl jis taip nekentė jų, kaip Lajus nekentėjo, kaip prieš tai nekentė ten Lajaus. Kažkoks tėvų nekentimas savo sūnų yra žiauriai didžiulis. Ir bent jau sugriovė vienos iš savo dukterų likimą, tai Antigonės. Nežinia, kaip su kita, kažkaip mitai tarsi šiek tiek šokinėja, nešneka apie ją mažiau, bet Antigonė žuvo tikrai irgi žiauriai ir grinai dėl Edipo. Taip kad geras šmikis tas buvo Edipas, mano įsivaizdavimu. Dabar, šnekant apie Edipo kompleksą, knygoje Freudo sapnų interpretavimas, Dream Interpretation, pabrėžia, kad edipinis troškimas yra universalus psichologinis prigimtinis filogenetinis fenomenas, pasireiškiantis totaliai visiems žmonėms, nors ir gali įgyti skirtingus pavidalus, kurie priklauso nuo skirtingos šeimos struktūros tam tikroje visuomenėje. Ir tai yra kartu nesąmoningos pasąmoninės kalties priežastis. Taip pat Freudas rašo tokį irgi įdomų dalyką, kad pjesė Hamletas turi tą patį bendrą vardiklį kaip ir Edipus karalius. Bet akivaizdus ir skirtumas tarp šių dviejų pjesių. Jeigu Edipe karaliuje slaptas vaiko troškimas pasirodo labai atvirai ir realizuojamas taip, kaip to trokštamas sapnuose, svajonėse, mintyse, tai Hamletą tai lieka represuota ir tik neurozės atveju galima suvokti apie to noro įgyvendinimo egzistavimą iš nuslopintų pasekmių. Dar vienas dalykas, tai kaip pateikta mite, pats Edipas nuo neurozės tikrai nekenčia, bent jau dėl jo kastos, kuris ją pažino tik jau būdamas suaugusiu. Ir man atrodo, yra ir tyrimai padaryti apie suaugusius, kurie nežinojo apie savo tikras motinas ir kurie paskui su jomis susidūrė suaugusių gyvenime ir tada apsivedė su jomis. Yra tokių irgi istorijų, kad klausimas, ar tai sulaiko ar nesulaiko nuo incesto, jeigu tu nežinai totaliai fiziškai moters, savo motinos kaip tokios. Ir Freudas apibūdino taip edipinį charakterį. Apie Edipą iš vis ne charakterį, gal kompleksą. Jo likimas mūsų jaudina kaip tik todėl, kad tai galėjo būti mūsų likimas. Nes orakulas išpranašavo dar prieš mums gimstant tą patį, ką ir jam. Ko gero visų mūsų likimas nukreipti savo pirmąjį seksualinį impulsą į motiną ir pirmąją neapykantą bei pirmąjį žmogžudišką norą prieš tėvą, į tėvą. Mūsų sapnai kaip tik įrodo tai. Taigi, Freudo sukurtas psichoanalitinės teorijos konceptas yra Edipas, kad paaiškinti neurozės kilmės šaknis vaikystėje. Kiekvienos neurozės branduolys yra tai, kad Edipo kompleksas ne iki galo išsisprendęs. Vaiko identifikacija su tos pačios lyties tėvu, kaip tik ir yra sėkmingas šio komplekso sprendimas. O nesėkmingas sprendimas gali vesti į neurozę arba net ir perversiją. Visiškas komplekso pirminių pavidalų išstūmimas yra būsimų visų psichikos sutrikimų priežastis. Jeigu ego iš tikrųjų nenuveikė nieko daugiau, tik išstūmė kompleksą, jis ir toliau tvers nesąmoningoje it sferoje ir vėliau pasireikš savo patogenę veiklą, teigia Freudas 1994 metais. Edipo kompleksas turi lemiamą reikšmę asmenybės formavimuisi ir būtinas vaiko psichoseksualinio vystymosi etapas.
Kompleksas ima reikštis tarp 3 ir 5 gyvenimo metų, kitaip sakant, tarpe vėlyvosios tos analinės ir falinės stadijų. Edipinės situacijos sprendimas padeda formuoti svarbioms asmenybės identifikacijoms, kurios dideliu mastu lemia asmenybės reakcijas ir elgesį tada jau triadinių santykių sferoje. Jeigu prieš tai tie santykiai buvo daugiau diadiniai, kur buvo vaikas ir mama, tai dabar atsiranda trikampis, tai yra vaikas, mama ir tėvas, kas vaikui nelabai patinka. Taigi, kaip apibrėžiamas Edipo kompleksas? Tai apibrėžiamas kaip vyriškos lyties vaiko išgyvenimų struktūra, kuriai būdinga, kad vaikas, berniukas, patiria nesąmoningus seksualinius troškimus, tai libido, būti išimtinai mylimas savo motinos ir turėti seksualinius santykius su ja. Šis troškimas kartu apima nesąmoningą pavydą bei emocinę konkurenciją, kurią jis nukreipia tėvui, ir nesąmoningą troškimą per kad tėvas mirtų, arba kitą troškimą nužudyti tėvą. Kaip tai padarė Edipas? Aišku, čia reikėtų irgi šnekėti, kad kaip ir apie seksualinius dalykus, taip ir apie nužudymus, mes turim šnekėti per vaikišką dalį, per vaikiškus supratimus, o ne per suaugusius. Nes būtent šis pastarasis tėvas miega su mama, užsidaro miegamajame ir neprileidžia berniuko. Tačiau pragmatiškasis ego tuo metu jau remiasi realybės principų savo veikloje ir žino, kad tėvas yra stipresnis nei berniukas kovoje dėl motinos. Ir kompleksas taip sukelia stiprią nesąmoningą jam kaltę. Ir Edipo kompleksas, tai jeigu tai paprastai, tai sūnaus tėvo varžymasis dėl motinos turėjimo. Vėliau Freudas papildė, kad Edipo kompleksas yra troškimas ir vyriško, ir moteriško gimdytojo. Tai nėra, kaip aš sakiau. Berniukas ne tik mamos nori, berniukas nori ir tėvo, taip kad įstumti mamą irgi. Ir kad ir berniukai, dar antras dalykas, ir mergaitės patiria kompleksą labai skirtingai, čia irgi svarbus aspektas. Berniukai kastracijos nerimo forma, o mergaitės daugiau pavydo, penio pavydo forma. Todėl literatūroje, aprašančioje falinę mergaičių vystymosi stadiją, galima sutikti ir terminą elektros kompleksas, apie ką pašnekėsim vėliau. Dabar nepaisant to, šnekant apie Edipo kompleksą, kad motina yra gimdytojas, kuri pirmoji patenkina vaiko norus, vaikas pradeda formuoti savo seksualinę atskirą tapatybę, berniukas ir mergaitė, priešpriešą. Tai keičia tėvo ir vaiko santykių dinamiką. Tėvo, ne tėvų. Tėvas tampa kūdikio libidinės energijos objektu tuo metu. 3-4 metų berniuko seksualinis interesas kaip tik nukrypsta į savo lytinį organą ir jo vaikiško seksualumo objektų tampa mama. Taip pirmą kartą pasireiškia berniuko vyriškumas, jis siekia tada prisimti tėvo vaidmenį ir užimti jo vietą. Bet jo aspiracijų nerealistiškumas greitai paaiškėja ir jam pačiam. Jis ima bijoti, kad tėvas, kuris yra daug didesnis, daug galingesnis ir viską matantis, gali sužinoti apie jo fantazijas ir atkeršti jam, kaip Lajus padarė Edipui, atimdamas iš jo tą kūno dalį, kuri jam dabar tokia pati įdomiausia, tai yra jo penį. Tokį išgyvenimą Freudas ir pavadino kastracijos nerimu. Gindamasis nuo kastracijos nerimo gynyba, jinai verčia berniuką atsisakyti savo fantazijų apie motiną, tai yra tragedija. Mes berniukai suprantam, kad mes niekados neturėsime motinos. Niekados. Geriausia atveju bus pakaitalas, moteris panašiai į mūsų motiną, bet mes visą laiką žinosim, kad tai yra tik pakaitalas. Čia yra tragedija. Bet kartu tai yra ir sprendimas. Nes jis tada identifikuojasi su tėvu, tai yra interiorizuojami ir jaučiami kaip savasties dalis tėvo elgesio stereotipai ir vertybės. Nes mes taip manom, kad jeigu tapsim tokiu kaip tėvas, mus pasirinks moteris panašiai į mamą ir taip mes nors kažkiek priartėsime prie to savo fantazijos ir noro. Ką padarysi, toks jau likimas. Tai toks jau sprendimas čia yra. Ir nepaisant visko, berniukas, aišku, lieka ambivalentiškas dėl tėvo vietos šeimos struktūroje ir savo jausmų jam. Ir tai pasireiškia kaip fiziškai didesnio tėvo kastracijos baimė. Ši baimė yra neracionali, pasąmoninga kūdikio manifestacija. Bet kaip ir sakiau, be to, kad identifikuojas su tėvu, vaikas identifikuojas ir su mama, nes mes norim būti su tėvu, mes norim seksualiai
patirti malonumą su tėvu, atsiduoti jam, padovanoti jam kažką per analinę angą. Ir tam tikrą prasme motina irgi tampa mūsų konkurentas, kurį mes norim pašalinti, ir mes tada irgi motina irgi introjektuojam į save irgi. Čia yra daug sudėtingiau negu tai, kaip pradžioje teigia Freudas, žinokit. Ir kompleksas yra lemiamas psichodinaminis patyrimas, formuojant tą diskretų į seksualinį identitetą, mūsų ego. Komplekso išsprendimas vyksta per įstumimą ir transformaciją, pasikeitimą. Edipo komplekso įveikimas atsisakius motinos ir susitapatinus save su tėvu yra svarbiausias sveikos psichikos brandos ir vyro tapatumo formavimosi atžvilgis. Tai vat. Ir atsikračius šio komplekso imama paisyti ribų, liaujamasi dėtis visą galių, pripažįstamas lyčių skirtumas ir pripažįstamas skirtumas tarp kartų. Kad tai, kas priklauso tėvui, tai priklauso tėvui, o ne man, taip jau yra. Ir yra du variantai komplekso. Pozityvus komplekso variantas, jis reiškia, kad seksualiniai geismai nukrypsta į priešingos lyties tėvų poros narį, o tos pačios lyties tėvų poros narys traktuojamas kaip varžovas. Vaikas puoselėja priešiškumo ir neapykantos jausmus jam. Negatyviojo atvirkščio varianto atveju šie santykiai yra atvirkštiniai. Tai yra vaikas jaučia meilę tos pačios ir neapykantą priešingos lyties tėvų poros nariui. Freudas manė, kad mergaičių neigiamas Edipo kompleksas yra emociškai daug intensyvesnis nei pas berniukus. Ir jis per negatyvų variantą tarsi bandė kažkiek tai aprašyti ir mergaičių vystymas iš pradžių. Dabar pradžioje Freudas, kalbėdamas apie Edipo komplekso formavimąsi, kalbėjo daugiau apie pozityvų variantą, iš esmės atitinkantį Edipo mitą. Laikui bėgant, Freudas pripažino, kad toks paveikslas yra pernelyg supaprastintas, mat berniuko santykėje su tėvu reiškiasi ir meilės aspektai, apie ką aš šnekėjau, panašiai esama pavydo apie priešiškumo motinai apraiškų. Šios dvi negatyvi ir pozityvi komplekso atmainos paprastai ima reikštis vienu metu ir sudaro tokią diadinę žaismę. Ir tokia kombinacija vadiname visuminiu Edipo kompleksu. Jie esama ir heteroseksualinių, ir homoseksualinių dėmenų. Psichologinės gynybos, apie kurias svarbu pašnekėti Edipo komplekso metu. Abiejų lyčių gynybos mechanizmai leidžia laikinai spręsti tą konfliktą tarp id ir ego. Ir pirmasis gynybos mechanizmas yra represija, išstumimas, prisiminimų, emocinių impulsų ir idėjų blokavimas, išstumia tiesiog iš sąmoningumo, tačiau šis veiksmas pilnai neišsprendžia id ego konflikto. Nebūtų gerai, jeigu tik tai tas yra. Reikia ir antrojo gynybos mechanizmo, tai yra identifikacijos, kai berniukas ar mergaitė įtraukia į savo superego tos pačios lyties gimdytojo asmenybės savybės pradžioje, o paskui įtraukia ir per visuomenės kai kuriuos dalykus irgi. Dėl to berniukas gali sumažinti savo kastracijos nerimą, nes jo panašumas į tėvą jį tarsi apsaugo nuo tėvo rūstybės varžyboje dėl motinos, o mergaitės atveju susitapatinimas su motina palengvina jai supratimą, kad abi būdamos moterys mes nei viena neturim varpos, todėl kaip ir nėra antagonizmo ir priešiškumo. Atomazga viso to tai yra neišspręstas Edipo kompleksas, gali vesti prie fiksacijos falinėje stadijoje ir formuoti pas berniuką agresyvumą, per didelės ambicijas arba kaip tik veltėdiškumą. Todėl tinkamas tėvų elgesys ir Edipo komplekso sprendimas yra vieni svarbiausių, vystantis pirmiausia infantiliam vyro superego. Štai kodėl identifikuodamas su gimdytoju, berniukas internalizuoja moralumą. Tai yra jis pasirenka paklusti jau socialinėms normoms, o ne jų laikytis tų normų bijant bausmės. Čia svarbus pokytis. Edipo kompleksas laikomas individo brandaus sėkmės ir meilės siekimo kertiniu akmeniu. Edipo komplekso sprendimas lemia, kad vaikas pagaliau susitaiko su realybė, kad jis niekada negalės vesti ištekėti už priešingo lyties tėvo, mamos arba tėčio ir eliminuoti kitą iš jų poros. O tai leidžia vaikui identifikuotis pirmiausia su tėvų vertybėmis. Šios identifikacijos bendrai paėmus sukuria naują mentalinio funkcionavimo darinį, apie kurį šnekėjau, susijusi su vertybėmis ir kalte, vadinamąjį superego. Be superego susiformavimo paraleliai vaikai sprendžia savo ikimokyklinius edipinius konfliktus. Nukreipia savo troškimą į kažką, kas atitinka ir tinka jo tėvams, sublimacija. Ir vystymą
mokyklinių metų periodų vystymą, mokyklinių metų periodų, tam amžiui tinkamų obsesinių kompulsinių gynybų. Tai taisyklės, pasikartojantys žaidimai, bet tai daroma daugiau latentinio periodo metu. Dabar berniukui palankus sprendimas komplekso vyksta dviejų paralelinių procesų pavidalu. Tėvo bausmė už kraujomaišišką geismą motinos atžvilgių paskatina tų troškimų įstumimą į nesąmoningą sferą ir jų transformaciją į deseksualizuotą pavidalą. Tai yra tiesiog švelnumą. O neapykanta tėvui irgi išstumiama ir berniukas pradeda su tėvu tapatintis. Šis tapatinimas, jau šnekėjom apie tai, kad formuoja superego, bet kartu jis formuoja ir ego idealą, tai, ko mes sieksim visą gyvenimą. Dabar knygoje Economic Problem of Masochism Freudas rašo, kad Edipo komplekse tėvų individuali reikšmė, kuriant superego, tada pasitraukia kaip ir į antrą planą po kažkurio laiko. O tai, kas atsiranda vietojo, susijęma su mokytojais ir autoritetais, jis sako. Pedagogai ir mentoriai yra įtraukiami į ego idealą ir stengiamasi perimti jų žinias, įgūdžius ir požiūrį. Tai superego tarsi papildomas. Jame nėra tik tėvo moraliniai dalykai, bet tada atsiranda ir visuomenės gerbiamų žmonių, mokytojų, autoritetų kažkokie moraliniai dalykai perimami irgi. Ir straipsnė Some Reflection on Schoolboy Psychology, Freudas rašo 14 metais. Dabar mes galime suprasti mūsų santykį su mokytojais. Aišku, Viktorijos laikai. Šie vyrai, ne visi iš tikrųjų patys būdami tėvais, tapo mūsų pakaitiniais tėvais. Štai kodėl, nors jie dar yra gana jauni, jie mums atrodo tokie subrendę ir nepasiekiami. Mes perdavėme jiems pagarbą ir lūkesčius susijusius su visagaliu mūsų vaikystės tėvų ir pradėjome su jais elgtis taip, kaip elgėmės su savo tėvais namuose. Taip mes susidūrėme su dviprasmiškumu, kurį įgijome savo šeimose ir su to pagalba mes kovojame su jais, kai buvome įpratę kovoti su savo tėvais. Gražu. Dabar kastracijos kompleksas turi didesnę, aišku, reikšmę berniuko narcisizmui. Penis yra svarbi jo paties asmens paveikslo dalis. My pressure, kaip sakoma, Tolkieno knygoje apie žiedų pasaulį. Ir grėsmė peniui yra grėsmė berniuko apskritai visuminiam paveikslui. Ir menkavertiškumo jausmas ir perversijos priežastis taip pat gali būti kastracijos kompleksas. Edipinės situacijos baigtį skatina kaip tik fizinės žalos baimė. Berniukams nerimas slypi jų kūnos integracijos grėsmėje. Bijoma, kad ji gali įvykti. Susidūrus su naujomis patirtimis, vaikas pradeda manyti, kad galimybė būti kastruotum yra reali. Nes jis metame, kad jis mato, kad tiek jo sesutės, pavyzdžiui, neturi penio, tiek jis pamato, kad motina neturi penio ir jį tas labai išgąsdina, kad jos kaip tik todėl ir buvo nubūstos ir kastruotos. Tai yra tokia baimė vaikui, kad kažkur skaičiau vienam pavyzdį, kad berniukas, kuris pamatė pirmą kartą mamą nuogą, jam buvo tokia baimė ir toks išgąstis, kad tai yra šakės. Ir mūsų manimas visuomeninis, kad vaikai nemato mūsų nuogų ir kad jie nežino, kaip mes atrodom, tai yra tokia saviapgaulė. Taip pačiai, kaip vaikai mato ir kad mama serga mėnesinės yra, ir kad ir tėvą nuogą pamato, ir motiną pamato. Mes apie vaikus kartais manom blogiau, prasčiau negu jie yra iš tikrųjų. O todėl dėl to pamatymo, todėl berniukų nerimai yra žymiai labiau narciziškai orientuoti. Ir asmenybė vystosi daug labiau stipriau, nes nerimas realistiškesnis berniukams, baimė didesnė būti kastruotam. Dabar čia vienas toks edipinio atvejo analizė, tai buvo pateikta Analysis of Phobia in 5-year-old boy, 9 metais Freudo. Buvo aprašytas toks mažas berniukas Hansas, pas jį atsirado arklių baimė. Ir šitą atvejį gydė jį jo tėvas, tada buvo dar tokių keistų dalykų. Jisai buvo ne psichoterapeutas, jisai buvo muzikas, bet domėjosi psichoanalizę, vaikščiojo pas Freudą trečiadieniais ir Freudas jį supervizavo. Ir jo sūnui kaip tik prasidėjo tokia baimė. Ir Freudas kaip tik parodė ryšį tarp Hanso baimių, arklių baimių ir jo tėvo baimės, kad tai ateina iš išorinių faktorių ir vidinių faktorių. Išoriniai faktoriai tai buvo ir jo sesers gimimas, bet ne tik. Mama ten buvo ganėtinai problematiška moteris, Freudo pacientė, apvesdinta su Hanso tėvu,
ten Freudas irgi, man atrodo, pasistengė ir motina ten buvo irgi problematiška, jinai vienu metu pamačiusi, kad berniukas ten liečia savo penį, jinai ten jį pagazino, kad daktaras jam nukirps jį. Tai va, bet kartu ir vidinių faktorių, tai infantilaus įtroškimo pakeisti tėvą šalia motinos ir kaltę už to amžiaus berniukams tokį normalų masturbavimas. Bet to jo pabaigoje ten prisipažinimas, kad nori su mama susilaukti vaiko, o tėvas tegul gyvena su močiute, yra įrodymas, kad berniukas yra heteroseksualus vyras ir įtraukia priešingą lytis. Čia ir pačiam berniukui. Tačiau kitas dalykas buvo įdomu, kad po to, kai Freudas parašė tą straipsnį, Hansas užaugo, išvyko į Ameriką, tapo garsių muzikų irgi dirigentų, man atrodo, ir kai jis atvyko į Vieną susitikti su Freudu, jis sakė, kad jis nieko neprisimena. Kitas dalykas, jis pats buvo nepajėgus susijęti arklių baimę su tėvo baimė, dėl to pas jį ta neurozė tokia ir įsivystė ir jis kentėjo kurį laiką. Čia va taip, kaip darosi su Edipu ir kas su juo atsitiko Instagramoje, jeigu tai būtų. Dabar pakalbėkime apie elektros kompleksą, čia va graikiška interpretacija ir elektra ta su kirvuku. Tai kaip matot, ne elektra nužudo kažkokį vyriškį. Vyriškis tai yra meilužis, moters, kur yra šalia, o po to nužudo ir tą moterį, ir nužudo moterį tai ne elektra, o Orestas šalia esantis. Tai va, elektros kompleksas tai mergaitės psichoseksualinio vystymosi analogus berniuko patirimam Edipo kompleksui tada vaikystėje. Pirmiausia, šnekėkime apie moterišką požiūrį į Edipą. Karlas Gustavas Jungas 13 metais jis pasiūlė elektros kompleksą, kad aprašyti mergaitišką dukros motinos kovą dėl psichoseksualinio tėvo turėjimo. Freudas prieštaravo šiam terminui pradžioje, kaip Edipo komplekso pasireiškimui pas mergaitės. Bet pradžioje Freudas vienodai laikė Edipo kompleksą kaip psichoseksualinio vystymosi etapą ir pas berniukus, ir pas mergaitės. Bet vėliau jis ir pats modifikavo šią teorijos dalį, kuri lietė moteris, įvesdamas terminą moteriškasis Edipo kompleksas arba negatyvusis Edipo kompleksas dar irgi. Ir Freudas manė, kad varpos pavydas iš principo yra universalus kiekvienos mergaitės patyrimas Edipinėje stadijoje. Ilgą laiką pozityvų mergaitės Edipo kompleksą Freudas traktavo panašiai kaip ir berniuko, tik su priešingų santykių modeliu. Tokiu atveju meilės objektas yra tėvas, o motina tampanti priešiškumo objektu. Tačiau po kurio laiko Freudas abejojo šią analogiją dėl dviejų priežasčių. Ir berniukas, ir mergaitė falinėje stadijoje penį laiko geidžiamų organų, bet mergaitei ima reikštis penio pavydas. Ir jos meilė tėvui formuojasi atmosferoje vaizdinių, kad tėvas rekompensuos šį trūkumą, padovanodamas jai kūdikį, ypač jeigu padovanos berniuką. Ir jinai pagimdys berniuką, tai jinai taip įgys penį. Nors ir kartu antras, nors motina ir pirmasis ir berniuko, ir mergaitės meilės objektas. Bet berniukui daug lengviau, nes jis tiesiog išsaugo tą objektą ir eina toliau mylėdamas jį. O mergaitai tenka jo atsisakyti ir nukreipti savo dėmesį į tėvą. Tai yra daug sudėtingiau mano įsivaizdavimu. Ir manoma, kad mergaičių ir berniuko edipinės situacijos uždaviniai šiaip yra skirtingi. Mergaitai, kaip ir šnekėta, reikia pakeisti savo libido objektą, o berniukui pakeisti tik ryšio su tuo pačiu objektu pobūdį. Abu uždaviniai yra sunkus, todėl kaip ir kitose vystymosi stadijose psichinės energijos fiksacijos gali susidaryti abiejų lyčių atstovams. Dabar komplekso psichinė struktūra berniuko ir mergaitės atvejais yra skirtinga. Berniuko kastracijos nerimas gimsta kaip padarinys tėvo draudimo atlikti seksualinius veiksmus pasekoje, o mergaitės penio stygių išgyvena kaip skriauda jau. Nes tai yra jau kaip post factum. Mergaitė jau kastruota jaučiasi, jau nubausta. Mergaitė jaučiasi likimo nuskriausta taip, ir geidžia taip pat būti apdovanota vyriškų lyties organų. Dėl mergaitės Edipo komplekso penio geismas išvirsta į troškimą turėti kūdikį tada. O vėlesnėje raidoje atsiranda vyro lyties organo geismas per lytinį santykį. Moteris, aišku, niekados neįstengs visiškai įveikti penio pavydo teigiamą ir šio jausmo likučių esama visados jos elgsenoje. Taip teigia Freudas pabaigoje savo gyvenimo. Ir mergaitės kastraciją priima jau kaip įvykusi faktą, iš ankstinę sąlygą, kas irgi keičia šiek tiek situaciją. Ir mergaitės nesupranta tuo metu, kad penio stoka yra lyties požymis.
Jos tiesiog tuo metu kartais irgi ir berniukai, ir mergaitės mano, kad klitoris dar išaugs. Kad kartais tiki ne tik apie kastraciją, bet apie tai, kad dar atsirasis. Ir kai tik neatsiranda, tada supranta tarsi kastracijos faktą. Dabar, kai pas berniukus išsivysto kastracijos nerimas, mergaitėm varpos pavydas pagrįstas anatominiu faktu. Be varpos ji negali seksualiai turėti motinos, kaip to reikalauja kūdikiškas id. Dėl to mergaitė savo seksualinio susijungimo troškimą ir nukreipia į tėvą. Tai pereidama į heteroseksualų moteriškumą, kurio kulminacija būtų vaiko gimimas, kuris pakeičia nesančią varpą ir pradeda seksualinę konkurenciją su mama. Mergaitė tai padaro, kai nusivilia motina, suvokdama, kad ši kaip tik ir nedavė joms to, ką turi berniukai, varpos. Motina yra mergaitės kastracijos kaltininkė, taip mano mergaitė. Ir susižavėjimas tėvo ir fantazijos apie jo sugundimą siejamos su viltimi simboliškai taip pat gauti varpą, pagimdant sūnų. Edipo situacijos baigti skatina fizinė žalos baimė, būdinga berniukams, bet baimė netekti motinos meilės. Ir todėl ji nuslopina konkuravimą su motina. Mergaitės nejaučia tokios stiprios atvilų baimės kaip berniukai, todėl joms nereikia taip stipriai gintis nuo edipinių troškimų. Moterų edipinio laikotarpio fantazijos dėl to nėra taip stipriai įstumtos. Tėvas dažnai lieka joms seksualiai patrauklių objektų visą jų gyvenimą. Be to, po falinio etapo mergaitės psichoseksualinis vystymas apima jos pirminės erogenijos zonos perkelimą nuo infantilaus klitoro į suaugusią vaginą. Taigi, Freudas laikė neigiamą mergaitės edipo kompleksą emociškai intensyvesniu, ilgesniu ir sunkesniu nei pas berniukus. Todėl potencialiai moteris jo manymu tampa labiau nuolanki ir nesuaugusi nebrandi kaip asmenybė. Su kuo galima tikrai ginčytis šiuo metu. Falinėje stadijoje mergaitiškas elektros kompleksas yra lemiama jo psichodinaminė patirtis irgi formuojant atskirą seksualinę tapatybę kaip pas berniukus, bet to šis motinos internalizavimas tada sukuria superego kaip struktūrą, todėl neįspręstas elektros kompleksas, dukters ir motinos konkuravime dėl seksualinio tėvo turėjimo gali lemti falinę fiksaciją, panašiai kaip berniukams, kuris skatina merginą tada tapti mergaitę, tiksliau ne merginą, tapti moterimi, kuri nuolat arba stengiasi dominuoti prieš vyrus, tai čia gali eiti varpos pavydas, jeigu čia per daug fiksacijos. Arba tapti, pavyzdžiui, neįprastai viliojanti moteris, aukštos savivertės problemos, arba kai neįprastai paklusni moteris, tada tokia žema savivertė eina pas moterį. Ir jei moteris ar vyras jau bendrai yra fiksuoti elektros ar edipo psichoseksualinio vystymosi stadijoje, galima teigti, kad jie yra fiksuoti arba ant tėvo, arba fiksuotas ant motinos, kas reiškia, kad jų draugas, seksualinis partneris, jiems atstovauja tada daugiau tėvą arba motiną, o ne kaip seksualinis partneris brandus. Ir mūsų nesąmoningoje sferoje visada laikosi iš principo kokios nors edipo trikampio liekanos, visada nėra taip, kad viskas išsisprendžia. Dabar neįspręsto elektros komplekso pavyzdys būtų amerikiečių poetė, tokia Sylvia Plath, Trimanti 63 metai, žinoma su savo poema Daddy 62 metais parašyta prieš pat mirtį. Tai yra moteris paveikta neįspręsto elektros komplekso, kaip manoma, kuri viduje painioja savo mirusių tėvą ir tokį atstumtą savo vyrą, tai bandydama susitvarkyti su savo emociniu atstumimu, tėvo atstumimu iš gyvenimo. Jos biografai pastebi tokią psichologinę ironiją jos gyvenimu. Ji pažinojo savo tėvą tik 8 metus, po to jis mirė. Ir ji pažinojo savo vyrą irgi tik 8 metus, po to jinai nusižudė. Psichoseksualiai akivaizdu, kad jos vyras buvo jos tėvo pakaitalas, nes ji kreipdavosi jį matydavo jį kaip tėvą vampyrą, medžiojantį ją net ir po tėvo mirties, tą jis darė tarsi. Ir matydama tėvą ir vyrą kaip vieną asmenį, Silvija pademonstruoja, kad emociškai jie vienodai svarbus jos gyvenime ir tai reiškia neįspręstą elektros kompleksą. Dabar elektros komplekso kritika šiek tiek. Jo tikrai susilaukė Freudas nemažai. Feministės labai kritikavo biologinę penio pavydo sąvoką. Jos sakė, kad penio pavydas tai socialiai nulemtas moters priespaudos išraiška tokia. Ir komplekso sprendimas vyksta per įstūmimą ir transformaciją. Jie tą sutiko feministė, tačiau nėra aišku, kokie veiksniai skatina šios procesus mergaitės atveju.
Ir Freud moters psichoseksualinio vystymosi supratimas iš principo artimas labai Viktorijos laikams. Požiūris į moterį sukėlė nemažą priešiškumą ir kritiką jo toksai net jau tada psichoanalitikų stovykloje, vėliau tai išvis nešnekam. Ir daugelis šiuolaikinių psichoanalitikų nelaiko varpos pavydo centrinių mergaičių edipinės situacijos konflikto patyrimų. Kaip manot, ką jie galėtų laikyti tada? Čia toksai, once again, Oedipus finds himself torn. Tai ką rinktis, vargšas Oedipas. Dabar šiek tiek, jeigu Freudo reviziją padaryti Oedipo viso, tai 20 metais dar Freudas jau pats rašė, kad Oedipo komplekso pripažinimas tapo Biblija, skiriančia psichoanalizės šalininkus nuo priešininkų. Taigi jis buvo kertinių psichoanalizės teorijos akmeniu maždaug iki 30 metų, kai psichoanalitikai pradėjo tyrinėti ir iki edipinių sūnaus ir motinos santykius psichoseksualinio vystymosi teorijų, labiau atkreipė į tuos dalykus irgi. Ir pamatė, kad yra daug kitų dalykų. Pats Freudas, aišku, labiausiai akcentavo šį vaikystės periodą, Oedipo fazę. Tuo tarpu kitos jau po to psichoanalizės mokyklos pamažu tą akcentą traukė arba vis labiau ankstyn, kol prisirišimo teorija bei neuropsichoanalizė ėmė teikti, kad nesąmoningas kunigystės tarpsnis yra vienas svarbiausių asmenybės raidai ir psichikos funkcionavimui, arba į vis vėlyvesnius laikotarpius irgi rodydamas jų svorį žmogaus vystymėsi. Ir dabar šnekam apie Karlą Gustavą Jungą pirmiausia, tai prieštaraudamas Freudo teiginiui, kad psichoseksualinis berniukų ir mergaičių vystymasis yra toks pats, kur abi lytys pradžioje patiria seksualinį motinos troškimą ir agresiją link tėvo. Jungas priešpastatė, kad mergaitė patiria tėvo troškimą ir agresiją link motinos, tai yra patiria elektros kompleksą. Jis apie tai šnekėjo, jau šiek tiek tas siejasi, ką mes prieš tai pasakojau aš jums tada. Todėl, pavyzdžiui, ortodoksiniai jungistai, jų psichologijoje, freudistiniai terminai Oedipo kompleksas, jie taiko išimtinai kalbėdami apie berniukų psichoseksualinį vystymąsi ir tik apie juos. Dabar kitas buvo psichoanalitikas, paskui išmestas Otto Rankas. Klasikinėje freudistinėje psichologijoje superego yra kaip Oedipo komplekso pasekmė, susiformuoja berniuką internalizuojant tėvo šeimos taisyklės. Otto Rankas prieštaravo šiek tiek tam, jisai teigia dar ankstyvaisiais 20 metais, kas paskui labai tapo irgi psichoanalizėje svarbu, įvesdamas terminą preedipinis, teigdamas, kad berniuko galingoji motina yra superego kilmės šaltinis. Aišku, jeigu psichoseksualinis vystymasis vyksta normaliai. Dėl to Rankas susipyko su Freudu, buvo išmestas iš pasekėjų rato, bet vėliau sukūrė psichodinaminę objektinių ryšių teoriją, kuri labai integruota į psichoanalizę jau dabar yra. Toliau Melanie Klein. Kai Freudas teigia, kad tėvas, tėviškasis tas falas yra centrinis dalykas vaiko ir suaugusio psichoseksualiniam vystymėsi, Melanie koncentravosi labiau į ankstyvuosius motiniškus santykius, teigdama, kad edipinė situacija manifestuoja dar pirmaisiais metais, jau oralinėje stadijoje. Ir klinistiniai psichologai manė, kad prieš Oedipo kompleksą, kaip jie prašė Freudas, guli ankstyvieji, labiau primityvus edipinės poros santykiai, kurie žiauriai svarbus charakterio formavimas. Tad Klein darbai apie depresinės pozicijos koncepciją sumažino centrinę Oedipo komplekso svarbą. Apie tai šnekėsim bloke apie kleinistus. Dabar Wilfredas Bijonas, postkleinistas, jisai teigia, kad mitas apie Oedipą yra apie tyrėjo smalsumą. Jis kitaip pažiūrėjo, kitų kampų pažiūrėjo į patį Oedipą. Tai yra apie žinių ieškojimą, o ne apie seksualinį skirtingumą. Ir todėl kita labai svarbi figūra Oedipo dramoje tampa toks Teresijas, pranašas. Klaidingos prielaidos keliamos tvarkantis su nerimu dėl naujos teorijos, kaip jis sakė. Ir to rezultatas Bijonas manė, kad pagrindinis Oedipo nusikaltimas tai yra siekis trūksplis sužinoti tiesą bet kokią kainą, kad galbūt kartais nereikia. To. Kitas labai savotiškas psichoanalitikas Žakas Lakanas, jisai iš postmodernistinės perspektyvos priešinosi Oedipo komplekso nušalinimui iš psichoseksualinės raidos centro. Jis manė, kad Oedipo kompleksas tol, kol mes ir toliau pripažįstame jo svarbą, jis užima mūsų patirties visą lauką ir inicijuoja kultūros karalystės atsiradimą pas žmogų, pažymėdamas jo perėjimą į simbolizmą.
Taigi vaikas išmoksta, kad galia nepriklauso nuo savęs, pergyvenant ją per Edipo kompleksą. Ir susiduriama su nepriklausomos nuo savęs simbolinės sistemos egzistavimu tada. Toliau dar irgi apie kai kuriuos vėlesniosius psichoanalitikus. Tai buvo jiems naudingas toks Lakano siūlymas, kad Trinaris Edipo komplekso santykis tarsi išlaisvina sūnaus ir motinos diadinių santykių tą kalinį sūnų. Taigi Bolas teigia, kad Edipo komplekso pasiekimas yra tai, kad vaikas supranta apie savo psichikos keistumą, atranda požiūrį įvairovę. Panašiai manė Ronaldas Britton, jei vaiko galvoje gali būti toleruojamas ryšys tarp tėvų, suvoktos meilės ir neapykantos aplinkoje, tai suteikia galimybę pamatyti save bendraujant su kitais. Ir už tai, kad apmastome save, būdami savimi. Dabar Michelis Parsonas knygoje Dove That Returns and the Dove That Vanish 2000 metais pasiūlė, kad tokia perspektyva leistų pamatyti Edipo kompleksą kaip visą gyvenimą trunkantį vystymąsi, su naujo tipo Edipo konfiguracijomis, kurios priklauso vėlesniam gyvenimo etapams. Kaip matote, Edipas visą gyvenimą gali trukti. Dabar 20 amžiaus pabaigoje Janet McCallum teigia, kad objektinių santykių psichologija Edipinio laikotarpio įvykiai šiaip tai yra blyškus ir nereikšmingi lyginant su kūdikystės psichodramomis, tada atsirandančiamis. Kohutas, kaip ir Vinikotas ir Balintas teigia, kad Edipo kompleksas jau nėra toks svarbus gydant sunkią patologiją ir ne su tuo siejasi dalykai. Nepaisant to, ego psichologija ir toliau teigia, kad edipinis laikotarpis yra kaip Lorenco ta situacija, kur Lorencas stovintis prieš viščiuką, tai yra labiausiai formuojanti reikšmingiausia žmogaus gyvenimo patirtis vis tiek. Jei paimsime suaugusio žmogaus gyvenimą, jo meilę, darbą, pomėgius, ambicijas, visi jie rodo Edipo kompleksą, nori, nenori. Dabar kritika. Ne visi šiuolaikiniai psichoanalitikai vienodai sutinka su Edipo komplekso idėja. Kai kurie iš vis mano, kad Edipo kompleksas nėra universalus. Už ką seniau būdavo išmetami, dabar jau galima tokią idėją kelti. Hansas Kelleris teigia, kad tai būna bent jau vakarų visuomenėse, kai kiti mano, kad etnologai jau nustatė jo laikinumą ir tik geografinį universalumą. Nepaisant to, tik nedaugelis psichoanalitikų nesutinka, kad kai vaikas patenka į Edipo fazę, ji duoda aštrų supratimą to sudėtingo trikampio apimančio motiną, tėvą ir vaiką. Ir kad paprastai pastebimos ir teigiamos ir neigiamos Edipo temų vystymosi tendencijos. Nepaisant tėvų ir vaiko konflikto įrodymų, evoliucijos psichologai, pavyzdžiui, Martinas Daly ir Margot Wilson pažymi, kad tai nėra apie priešingos lyties tėvo seksualinį užvaldymą. Taigi knygoje Homicide 88 jie mano, kad Edipo kompleksas turi mažai patikrintų įrodymų žmonėse, kaip ir sakiau. Kai kurie mano, kad tai nėra universalu ir ne pas visus, o kaip tik, kad kartais mano, kad Edipo kompleksas yra pas tuos, kurie turi problemas ir neurozes. Knygoje No More Silly Love Songs, Realistic Guide to Romance 10 metais Anuška Gross sako, kad daugelis žmonių šiais laikais mano, kad Freud Edipo kompleksas yra nerastas, paneigtas arba tiesiog laikoma nereikalingų paskutiniam amžiuje. Be to, žvelgiant iš postmodernistinės perspektyvos, Gross tvirtina, kad Edipo kompleksas iš tikrųjų nėra apie tai, ką kalbėjo Freudas. Tai labiau būdas paaiškinti, kaip žmonės socializuojasi, mokantis tiesiog susidoroti su nusivylimu. Elementarus supratimas yra toks: jūs turite nustoti stengtis būti viskuo savo pagrindiniam globėjui ir toliau būti kuo nors likusiam pasauliui. Nepaisant to, lieka atviras klausimas, ar tokia postlokaniška interpretacija ištempė Edipo kompleksą iki taško, kuriame jis beveik kad tokia interpretacija ištempė, kad jis nebeatrodo toks, kaip jį suprato Freudas, kad jisai labai pasipildė, tada galima šnekėti. Kitas dalykas, kraujomaiša tarp tėvų ir vaikų bei brolių ir seserų yra beveik visuotinai draudžiamas. Nors iš kitos pusės Freudas ir sako dėl Edipo komplekso. Šis kraujomaišos tabų paaiškinamas yra tas, kad vietoj instinktyvaus seksualinio potraukio yra instinktyvus seksualinis pasipriešinimas tam. Westermarck efektas, galima pasižiūrėti, internete yra. Stevenas Pinkeris iš vis rašė, kad idėja, kad berniukai nori miegoti su savo motinomis, daugeliu vyrų atrodo tokia kvaila idėja, kad kvailiausia, ką jie yra girdėję. Ir akivaizdu, kad Zigmundui taip netrodė.
nes rašyta, kad vaikystėje jis turėjo erotinę reakciją stebint motinos persirenginėjimą. Pažymėtina, kad Amalija Freud buvo gana dar palyginti jauna Freudo Zigmundo vaikystėje. Taigi, galima sakyti, reprodukcinio amžiaus. O Freudas, turėdamas, ten tai, Pinkeris rašo šlapę auklę, aš kaip suprantu, galbūt auklę, kuri linkusi buvo šiek tiek pasinaudoti ir seksualiai galbūt išnaudoti vaiką. Galbūt jis kaip tik nepatyrė tokio ankstyvo intimumo, kas pastumėjo jo suvokimo sistemą link savo motinos. Dabar prancūzas Pierre Bourdieu teigia, kad Edipo koncepcijos sėkmė neatsiejama nuo prestižo susijusio su senovės graikų kultūra mumyse ir dominavimo santykiais, kurie sustiprinami naudojant šį mitą. Kitaip tariant, jeigu Edipas būtų Bantu ar Balau, Afrikos šitokios tautos atstovas, jis tikriausiai nebūtų gavęs tokio populiarumo šitas mitas. Ši pastaba primena istoriškai ir socialiai susikloščiusią psichoanalizės pradininko charakterį ir kokiai tautai ir kokiai visuomeniai jis priklausė. Didier Ribord teigimu, Giljezo Deleuze ir Felixo Gautari knyga Anti-Edipus 72 pasirodžiusi yra psichoanalitinio normatyvumo ir Edipo kritika. Ribon mano, kad Freud ir Lacan psichoanalizėse Edipo kompleksas yra neįtikėtinas ideologinis darinys, kuris yra daug greičiau toks homoseksualumo menkinimas. Čia dar viena požiūris. Armand Chatar turbūt, teigimu, freudiškasis Edipo komplekso vaizdavimas yra menkavertis ir neparemtas empiriniais duomenimis, net tokia labai kritiškas požiūris yra. Ir čia šiek tiek dabar pabaigai, kadangi Edipo kompleksų užsibaigė falinė stadija, tai šiek tiek apie falinį charakterį tada. Falinio charakterio sunkumų šaltinis neadekvatus Edipo konflikto sprendimas. Šio charakterio vyrai reaguoja į kastracijos nerimą skatinančias situacijas, beatodairiškos drąsos ir pasitikėjimo savimi demonstravimo bei tokio tvirto elgesio. Toks kompensacinio pobūdžio elgesys dažnai pasireiškiantis tuščių išdidumų ir vyriškumo demonstravimu vadinamas varpos pervertinimu. Berniuko Edipo komplekso troškimai brandaus seksualumo amžiuje gali taip pat būti perkelti į kitą moterį ir taip realizuoti. Tuo tarpu mergaičių varpos pavydo neįmanoma įveikti. Jis pasireiškia kastruojančio moters charakterio bruožais. Ambicingumu, poreikiu rungtyniauti ir dominuoti, tendencija žeminti vyrus. Why Oedipus? That woman is not enough to be your mother. That woman is old enough. Tai čia tuo mes užbaigiam infantilaus seksualumo stadijų apžvalgą, vėliau kitam šnekėsim apie likusias 2 stadijas. Tai pakol kas tiek.